Suleimonas priima kamuolį, ten Beručkos kryžminė užtvara Gagičiui. Ateina pagalba Staniuliui, Kolinso pagalba, Beručka lieka laisvas prie tritaškio linijos ir pataiko Arnas. Dabar ir Žagaras, ir Kariniauskas ant parketo, žaidinėja kamuolį Kariniauską. Oi, koks Kariniausko perdavimas. Žiūrime dar kartą. Na, fantastinis perdavimas. Prastos gynybos 1-1, vėl varžovų gynybos sudraskė prasiveržimu Paliukėnas. Ir čia Čonsi Kolinsas prisnūdo ir paleido Arturą Žagarą po krepšiu. Paliukėnas žaidžia. Martynas Paliukėnas. Labai dažnai mažiekiai nedaro jokio derinio. Jeigu pamato erdvės, Paliukėnas ar Kolinsas žaidžia 1-1. Kariniauskas. Koks techniškas metimas, išmaudė pro nugarą driblingų. Adas Juškevičius ir Turmanas aikštelėje po pertraukėlės. Toks metimas. Pražangos puoliume nėra. Vilkai su kamuoliu. Juškevičiaus juvelyrinis perdavimas Minetui. Ilgai su kamuoliu Žagaras. Žus perdavimas kairė ranka pro nugarą ir 3 taškai. Kovulų užtvara. Žagaras. Kaip 5 sekundės kairė ranka. Skersas, ilgas, akcentuotas perdavimas Minetui. Į dešinę pusę Žagaro neleidžia Briunkė, toks susitarimas, bet Žagaras vis tiek randa išeitį, gali kamuolį. Aukštaugis. Raimonas Mekovulų užtvara, Minetas galėjo atakuoti iš toli, įsimetė kamuolį ir dar mano 3 taškai, dar ir prašo pražangos legionierius. Kiek pavyks išlaikyti gerą pataikymą. Bet pagerino ir šį žaidimo elementą, kartais per daug rizikuoja, Paliukėnas nepataiko. Vokietis. Žekiškiai gana operatyviai grįžo prie savojo krepšio. Žagaras naudojasi Gagičiaus užtvarą ir pagaliau prisitaiko. Vandens pertraukėlė. Persimetė kamuolį pro nugarą, kažkas naujo iš Staniulio repertuaro. To dar nesu matęs, bet ataka buvo tuščia. Nelengva Pažėrai, ilgai sėdėjus ant suolo iš karto įsitraukti į žaidimą. Ir čia Girdo Žukausko 2 taškai iš aikštės krašto. Kevičiaus nugarinė užtvara, Suleimonas 1-1 žaidžia ir Žagaras ilgai laikėsi ore, nepataikė, nepavyko ir Gagičiui mušti kamuolio į krepšį. Ir čia Žagarai atšoka kamuolys, pasiseka Latviui ir Staniuliui geriau sekasi mesti iš pat po krepšio, bet vėl silpnoka buvo Vilkų gynyba. Beručka krašte laisvas ir 3 taškai, Arnas Beručka. Jaučiasi lengvabūdiškas atsipalaidavimas Vuls krepšininkų žaidime. Tik Arnas Beručka toliau drasko varžovo krepšio tinklelį. Slovako Birutis, kaip kolega pavadino. Taškų daug pelno, daug kamuolių ima, blokuoja nemažai, o čia Beručka. Ant bangos Arnas Beručka. Misteris jį dengia. Suleimonas į dešinę pusę. Atrodė, Briunkė gynėsi neblogai, bet ilgai kabojo ore. Keičiasi ginamaisiais Vilkai. Puikiai Paliukėnas įmeta kamuolį ir čia Mekovulų, ar ne, blokuoja Staniulio metimą. 19 taškų šiame kėlinyje suvertė Kiltinavičiaus auklėtiniai Suleimonas. Oi, koks sunkus metimas per varžovų rankų mišką. Tarsi norėdamas įrodyti, kad gal jam reikėjo sutartį siūlyti, o ne bičiuliui Kariniauskui. Tai jis panašiai ir per pirmosius 2 mačus žaidė Suleimonas. 1 per Dolenco rankas. Na ir vėl Žagaras gynyboje už tai turi susimokėti. Skuba Žagaras ir pataiko. Vindofas su Žagaru. Gerai, įmestas kamuolys Gagičiui ir nesutrukdo serbui. Vėl įgyja dviženklį pranašumą. Dabar vandens pertraukėlė. Koncentruoja gynybą arčiau krepšio mažeikiškiai dabar. Ir Jomantas žie gynyboje sujudėjo. Bet Kantinanas paliko Juškevičių. Pastarasis nepasinaudoja šią galimybę. Paliukėnas to pirmų judesių.
Komanda skiria vos 4 taške. Žakaro kablys kairė ranka. Kaip sakė, ne šeimininkas, bet buvęs arenos šeimininkas. Jomantas būtų nuo kranto iki kranto sužaidęs. Daug erdvės su Leimonui, laisvas. Šauna taiklų tritaškį. Banalu, bet tikrai klysti nebeturi teisės. Mažikšyškiai dar nori pakovoti dėl pergalės. Žukauskas prieš Paliukėną įsibėgėja. Paliukėnas ir gauna stogą. Reikės įsiaiškinti. Ir rytoj, 17 valandą, transliacija Kauno Žalgiris prieš Pasvalio Pieno žvaigždės. Leimonas toliau renka taškus.